Buvo baigęs varžybas Gustagalį. Tokiam nedideliam kaimelį surengi Galiūnas Saulis Kiks. Tai toks smagus varžybas. Žinot, kur ten tokiai pažiūrėti paprašy žmonės, kur gyventam kaimelį yra ten vis kaimelio šventui buvo. Tai labai smagiai vis paprašy žmonės pasišnekdavo su žmonėm. Linksmė. Tai buvau bijau pameluodavo apie 5-6 rungtys. Tai toks geras rungtys. Buvo greičiaus rungtys, kur sunešti visoks maišus. Nu tai mėginkite žiūrėti toliau ir pamatysit vis varžybas. Arvydas Mišeikis, Ramūnas Liebus, Modestas Beinaravičius, Augustinas Motiejūnas, Rokas Černiauskas, Gintaras Šaulys, Sportsmenai из Латвии, Ратвий Гинтаус, Логре город. И Микспас, город Добела. Ir sunkesni galiūnai kategorija Open. Lukas Mataitis, rasto kilimo rekordininkas iki 125 kg kategorijos. Radviliškis. Donatas Maskolaitis, 30 metų, Jurbarkas. 1 metai galiūnų sporte. Tomas Liupas, traukos rekordininkas. Robertas Bartkevičius, Rokiškis, 25 metai, trikovės meistras. Modestas Truskus, 30 metų, Alytus, 2023 metų pirmo etapo čempionas, Baltijos galiūnų antros vietos laimėtojas, Vukas. И спортсмен из Латвии Марис Копейка, город Смелтава. Mūsų teisėjai Mantas Verbickas ir Audrius Jakubaitis. Šimtą pakelį, 100 taškų, jau kad aplink 80 jau reikia taisyklės, kad tiesiog stengtis ištiesti rankos ir kojos, su tas luits nežiūrėsi, nes gali būti ir biš pasvyrės. Fiksacija per sąnarį. Jo, biš pavers kiek. Kas nors paversite man? Modi. Паверс ладно. Гера На 105 будет 2 веса будет. Один 80, другой 100. Сами выбираете, который хотите поднимать. За 100, если поднимаете за один раз 100 очков, получаете за 80 30 очков.
И так и сами выбираете. Можете один раз поднять 100, а потом за 80 набирать больше очков. Кто за Open выступает, будет 100 и 120. Система та же самая. Есть 90 секунд. Aš eiliškumą nebeatsimen jau. Sien saulė. Galas. Антер Жасюк. Antar vos ne 100 iki 105 šiam ir 108. Kas greičiau pirminė atgal. Tai pradėt prieks, ten prieksi ir atgal. Nu ir Luit keliams, pirm rungtis prasideda. Man rungtis čia pats silpniausias keliant į viršų, bet mėginsam iškelti. Tai pirms bandėms nelabai pasisekti, nelabai išeiti, turi persireist labai ir patogiai pasiimti. Grina turi per vėdą ir pasiimti tos rungs, jeigu nori iškelti Luit. O jeigu biškai pasiėmėte porą centimetrų arčiau priekiaus arba arčiau gal, iškart kremta arba į priekį, arba atgal. Tai pirmą rungtį iškėliau tik tą vieną sykį, daugiau nebeišėjo. Čiroks Černiauskas laimėjęs Luito rungtį. Šepano rungtis vėl stiprisi. Jis stipriausias iki 105 kg. Ne tik 105, į didesnės kategorijos pasivaržęs visas. Tai čia iškart eina prieš 80 kg, iškart eina prieš 100 kg, nes daugiau taškų daudėgi iškelia didesnį svorį. Šiaip Luitą ir sunkiau kelti nei štongą arba quick rust. Čia berods iškėlė 5 kartus, tai tikrai labai stiprus rezultatas. Nu ir kit kategorijai, neribot svoriaus kategorijai, tai iškart jam ir didesnis svoris. Šitą Mudas Struckus, tai labai stiprus dalyvis tikrai, top 3 Lietuvoje, tai iškart kel 120 kg Luit. Tas pats užsimetims atrodo sunkiau užsimesti, užsikelti, nei kad iškelti. Tai 120 iškėlė 3 kartus, o 100 kg vein. Tom paskutiniam manau vei dėl taškų, nes kiekvienas iškėlėms duoda
daugiau taškų ir galite laimėti. Arvydas Mišeikis. Šaulys. Kuris čia jau rungtį įveiks greičiausiai 250 eurų skyrė Valdo Vaicekausko autoservisas. Sportininkai tikrai skuba. Gintaras Šaulys priekyje. Šiek tiek atsilieka Arvydas Mišeikis, bet tempas tikrai geresnis negu buvusių sportininkų. Taip pat varžosi kartu dėl 250 eurų prizo, kurį įsteigė Valdo Vaicekausko autoservisas. Įvykė Lukas Vadaitis, Vadaitis Trucko paploja Nūriui Vadaičiui. Na ir kitų rungtis vadinam mirties trauk, štongs atkeliams nužėms. Tai čia viena iš mėgstamiausių man rungčių, galim sakyti mėgstamiausių. Tai čia daug ir minut laik, 300 kg svertas, tai tekinė vis šitą. Tai ir visi einam ir kas daugiau atkels, tas įlaim ton rungtį. Tai čia pavyk man rods 9 kartus atkelti. Tai čia biškį lengviau kelti nei kad papraštong, nes papraštong stau žemiau kelindą. Tai iš vis jį sunkiau kelti. O čia tokį išsiteis beveik, tai iš vienos nugaros. Nu ir vėl Rokas Černiauskas čia, ves rungtis. Čia mirties trauka, nu vapšė, gera einas anam. Tai ant saida toks neaukštas, anam bišta mažesnė amplitude gaunas. Bet vis tiek, jeigu nebus jėgos, net kels net centimetrų. Tai ant čia atkyl kokį 20, tons gal 20, kokį 10 kartų, 11, tiksliai nebepamen. Bet jei būtų norėjęs jaučiu kokį 17-20, tam tar būtų atkėlis. Čia ant savėl iškovoj pirm veit, vis aplenk ir iki 105 kg ir iki neribot svorio kategorijos. Vis aplenk. Nu ir ketvert rungtis, maišų sunešėms ant medenių stovų. Tai čia to rungtį pavyko iškovoti pirm veit. Čia mes su Roku ir dalyvaujam kartu, varžomės. Tai pavyko greičiau atbėgti, paimti maišą, greičiau pasisėt. Tas ton rungtį laim. Ton rungtį laimėjus nereiškia, kad esi stipresnis, o reiškia, kad esi greitesnis.
ir ketvirtą rungtį pradeda mūsų sunkiasvorė. Tai Luks Mataits ir Tom Šliups. Irgi toks pats svoris. Taip pat visur sukelti vis maišus. 80 kg pirms maišus, antras 100 kg ir trečias maišus 120 kg. Irgi čia taip pat laiks ir kas greičiau suneš, kas greitesnis, tas įlaim ton rungtį. Kai tu čia, nežinai, kas bus rytoj, kai mintis pas tave, nebesėka galvoj, matai gatve, greitai bėgančius vaikus, persikėlė lyg į priešistorinius laikus. Naktyje pasakysi tu tamsoj, panašia šviesa, nežibėsi galvoj. Šoklas, bežadojančius miškus, miestai sugriauti, primena šius laukus, tavo žodžius mintis, lyg uždaręs duris, ir taip matyti man neįmanoma. Užtai man palaikys, ją bailis niekas. Nu ir pati paskutinį rungtį, labai įdomi skydnešėms. Čia pas mus berods svėrė 120 mansa ir pirmyn atgal į vakščiui. Kas daugiau nuneš, tas įlaim ton rungtį. Šitą teisės ein pripat pasakau ko reit, nes pasiėmė ant labai aukštas įtoks, net nesimat ko reit. Pasiėmė vakščiui pirmyn atgal. Kas daugiau nuneš, tas įlaim. Nu ir viskas, varžybas baigtas. Norėjau su vis fon palikti, su vis garus, tai neleid, nes autorinis teis, neleid ton muziką leist, tai reik pačiam biškį pašnekėti kažko. Čia vyksta apdovanojimą, paleiliško mein dabar viskas. Kuo kveitų žemė, tokį kveitų. Trečią veitą iškovoj Arvids Mišeikis iš Akmenės. Paskiau antrą veitą aš iškovojau, pasisekė. Ir pirmą, kaip sakiau, pats stipriausias iš visų, Rokas Černiauskas. Silpnų rungčių galiam sakyti netor.
visos rungties beveik laimėjimų rods, arba pirms, arba ten po rungčių antras buvo. Tai labai smagios varžybos. Kas žiūrėjot iki gal, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.